Aš esu Laura Motiejūnaitė, šiuo metu juvelyrika yra pagrindinė mano veikla bei aistra, tai stengiuosi tam skirti kuo daugiau laiko. Savo darbuose jungiu metalą su tekstilėmis medžiagomis, kas nėra taip dažna. Šiuo metu galbūt labiau orientuotis planuoju į vestuvinių suknelių bendrą būtent kūrybą. Viskas prasidėjo su mano magistro darbu, nes savo darbams pradėjau naudoti įvairius pluoštus, tai būtent gintaro pluoštą ar pieno pluoštą. Taip gavosi, jog darbai savaime tokie šiek tiek vestuviniai išėjo ir nusprendžiau, kad man tai yra artima. Man artima yra dekoratyvumas, labai kruopštus darbų atlikimas. Visi dėstytojai pabrėžia, kad aš esu labai kruopšti, labai kantri, tai matyti nemeluoju. Aš, pavyzdžiui, turiu vieną tokį sakinį, kuris dabar galbūt apibūdina mano kūrybą, tai kiekviena moteris nori jaustis kaip deivė ir mano darbai tiesiog pabrėžia ten jau esantį grožį. Pastaruoju metu stengiuosi atvažiuoti nuo ryto, ten kokią 10 valandą, su klientais kažkokie susitikimai, iki vakaro kartais prabūnu, kartais ilgiau. Šią savaitę ruošiausi tokiam renginiui, tai tekdavo ir ilgėliau pabūti dirbtuvėse iš tikrųjų. Man kūryba yra mano gyvenimas iš tikrųjų. Tai labai daug, labai didelę dalį sudaro. Kodėl Užupis? Kadangi akademijoje studijavau ganėtinai nemažai, netgi 6 metus, tai Užupis man jau apskritai buvo labai artima vieta. Ir kai sužinojau apie šią vietą, Užupio meno inkubatorių, jog yra galimybė čia darbuotis, tai labai norėjau čia ir taip atsirado. Dirbti po vienu stogu, taip sakant, su įvairių sričių menininkais iš tikrųjų yra labai įdomu, nes tu gali pasisemti kažkokių žinių su kolegomis, pasidalinti patirtimis, tai aš manau, tai yra tik pliusas ir tuo pačiu galimybė rasti kontaktų, kurie gali būti naudingi ateičiai. Jeigu ilgą visą dieną dirbai ir esi pavargęs, bet galų gale jautiesi laimingas, tai tuomet supranti, jog esi teigiamame kelyje ir aš iš tiesų jaučiu tarsi tėkmę. Ir kuo daugiau darau, tuo daugiau noriu daryti ir tarsi negaliu sustoti. Tai man atrodo, tada viskas yra gerai.